Labas rytas, draugai, kanalo stebėtojai. Kągi šiandien turim sekmadienį, gruodžio 14. Prisnigo per naktį truputėlį. Ir ankstus rytas. Raunamės detalės į automobilį. Labai gal aišku matysis, čia tamsu. Žodžiu, važiuosim į Naują Akmenę pas kolegą Sierą, tokį pat žmogų kaip aš, alternatyvos mėgėją, konstruktorių. Tai va, jam nuvešim nudažytas detalės motociklo. Aplankysim, nes jau 3-4 metai nebuvęs pas jį. Pažiūrėsim, ką gero prigamino, ką gerą gamina ir panašiai. Dar truputėlį su kitais reikalais darbo, kaip sakant. Ir važiuosim. Kelias tolimas. Užeisime kamerą. Nes guli nudažytos detalės jo. Susikrausim į mašiniuką ir vešim detalės. Žodžiu, važiuojant truputėlį gal papasakosiu keletą temų. Šitas video bus ilgesnis, bet aptarsim daugiau temų apie vario kainą, jėgainių gamybą, apie jėgainių gamybas, nes čia sulaukiau keletą skambučių. Ir, žodžiu, padiskutuosim važiuojant, nes kelias ilgas, 2,5 valandos į vieną pusę važiuoti. Tai bus laiko papliurpti. Gerai, kągi, kraunamės į automobilį ir važiuosim. Išjudėjom iš namų, jau netoli Raseinių. Užsuksim nusiplaut mašiniuką, nes mašina nuo žvyrkelio visa purvina, privarė sniegą. Dabar truputį lynoja, tai košė gryna ant žvyrkelio. Tai važiuojam greitai į plovyklą, biškį apsiplausim ir važiuojam toliau. Kelias tolimas, rodo beveik 2,5 valandos važiuoti, tai bus laiko papliurpti, padiskutuoti apie kokią nors temą, apie vėjo jėgaines, apie išbrangusį varį, dar ką nors. Važiuojam pas Sierą, kaip minėjau, aplankysim, pažiūrėsim, ką jis ten gamina, ką prigaminės, įvertinsim. Gal netgi šiandien vėjo jėgainę kels mažąją, tai po pačiu padėsim. Žodžiu, važiuoju aplankyti žmogų, sakau, senai labai buvau. Pažiūrėsim, kaip ten jo nauji namai, statybos, vėjo generatorių gamyba, po to akumuliatorius turbūt parsivešim, dasidėti saulės elektriniai ir truputėlį padirbsim prie kompiuterio, žodžiu, darbo reikalais. YouTube'ės kanalais. Kągi, viskas, įvažiuoju į Raseinius, plaunu mašiną ir važiuojam toliau ir tada papasakosiu, pašnekėsim, padiskutuosim apie naujas temas. Mašinikę nusiplovėm, jau pravažiavom Kelmę, pusėjom tarp Kelmės ir Šiaulių. Dar žodžiu liko
gera valanda važiuoti. Tai galim, kol iki Šiaulių nuvažiuosim, truputėlį pašnekėti, nes nuo Šiaulių jungsiuos navigaciją, nes nelabai ir atsimenu kelių nuvažiuoti, tai po to neišeis ir pafilmuoti. Tai ką norėjau pasakyti apie varį, situacija tokia, bent jau kiek aš žinau ir, kaip sakant, kur visą laiką pirkdavau, nežinau, aišku, ten Vilnius, Klaipėda, Žemaitija, dar kažkas ten, kažkur gal ir yra to vario, bet, sakykim, kiek aš kažkada ieškojau Kaune niekur neradau, ten parduotuvėse kažkokiuose elektronikos ar dar kažkokioj, tai, sakykim, yra to vario, bet ten po 200 gramų, po 500 gramų špulės maksimum kilogramus. Ir tai ten tas varis labai plono diametro, žodžiu, ten radio detalėm gal kažkur vynioti kažkokius, nežinau, transformatorius, tranzistorius, dar kažkokius velnius. Ir ten kaina iš vis kosminė, sakykime, už pusę kilogramą, ten nuo 16 iki 25 eurų, tai kosmosas iš tikrųjų. Tai ką norėjau pasakyti, kur pirkdavau Panevėžy, žodžiu, situacija yra tokia, nes man dabar reikia 10 kg vario, 2 generatoriam pabaigti. Tai susisiekiau aš ten su tą įmonę. Seniau nebuvo jokių problemų, pirkdavau ten ir 3 kg, ir 5, ir 10, ir visą špulę, sakykime, 20 kg būna. O dabar situacija tokia, kad paprasčiausiai pasakė, kad mes esam didmenininkai, čia mums tokių klientų nereikia, kur po 3-5 kg vario reikia atvynioti. Pasidarė didelė problema. Na, bet šiaip ne taip. Žodžiu, įkalbėjau, kad paskutinį kartą atvyniotų man tos 10 kg vario, nes jie įsireiškia, kad visi perka tik tais špulėm, 100 kg, netgi tonom. Na, gal įmonės ir perka. Aš, kaip sakant, ne fabrikas, ne įmonė, man tokių kilogramų nereikia. Tai, žodžiu, susitarėm, kad 10 kg atvynios to varinio laido, kokio man reikėjo. Dar plius su storiu buvo problema. Pusę metų neturėjo tokio, kokio man reikėjo, tai dabar atsirado kaip tik 1,32 berods ar 1,35 mm laidas. Bet ką noriu pasakyti, tai kaina seniau būdavo kilogramą 15 eurų, dabar kaina 22 eurų. Tai realiai paskaičiavus, čia gaunasi čiut ne 50% pabrangęs varis. Tai, žodžiu, kosmosas. Vienam generatoriui, skaitykim, iki 2 kW reikia mažiausiai 5 kg. Tai varis kainuoja, gaunasi grubiai 110 eurų, plius važiavimas į Panevėžį pasiimti kuras. Tai man į Panevėžį pirmyn atgal mažiausiai reikia kažkur apie 40 eurų. Tai vat, gaunasi vienam generatoriui vien varis su kelionė 150 eurų. Tai va dėl ko ir išauga tos kainos tų jėgainių, nes viskas yra išbrangę. Ir metalas, ir varis, ir magnetai, visi darbai, tekinimo ir savo darbą, kaip paskaičiuoji, jeigu tu žmogus neuždirbi bent jau 40-50 eurų dirbdamas tokį darbą, tai neapsimoka net daryti.
Jeigu ten į dieną lieka 15-20 eurų, tai tikrai neapsimoka dirbti. Nes gaunasi, kad padarai generatorių, praleidi tiek dienų, susumuoji ir nieko ten nesigauna, tai gaunasi už dyką padaryti žmogui generatorių. Tai va, apie generatorius tiek. Truputėlį dabar išsijungsiu, nes davažiuoju jau Šiaulius, noriu įsivesti, bent jau pažiūrėti, per kur mane ves į naują Akmenę. Tuoj pasijungsim, man gal užtruks 10 minučių, jums kelias sekundės. Na štai pasijungiam navigaciją, rodo dar valandą važiuoti, galim kol kas pašnekėti dar. Tai žodžiu, apie varį papasakojau. Dabar truputėlį apie jėgainės. Žodžiu, sulaukiau čia prieš porą dienų skambučio iš Plungės ar Telšių, dabar bijau pameluoti, bet lyg iš Telšių. Žodžiu, žmogus paskambino, kažkada yra man skambinęs dėl jėgainės, praeitais metais gal, žodžiu, pasidarė sodyboj saulės elektrinę, hibridinę su akumuliatoriais ir nori dar vėjo jėgainės ir internete susirado kažkokias naujas Lenkų gamybos, tik tais dabar bijau pameluoti dėl pavadinimo. Ar Dospel, ar Gospel. Žodžiu, tokios vėjo jėgainės, bet jos yra vertikalios. Jėgainės principas yra ne sakykime, daromas iš geležies, iš statoriaus, o vadinamas akselinis. Kažkada mano pati pirmoji jėgainė, dvi jėgainės buvo padarytos vadinamas akselinės. Tai yra, kai varis suviniojimas, žodžiu, į apvijas ir sudedamas horizontaliai į kažkokią formą, užliejama epoksidinė derva ir tas blynas su ritėmis, žodžiu, yra apgaubtas iš vienos pusės ir iš kitos pusės dviejais metaliniais blynais, ant kurių yra suklijuoti magnetai ir tie du blynai sukasi, o statorius, žodžiu, tas stovi vietoj. Aišku, jų pliusas yra, kad nėra absoliučiai jokio užlipimo, jokios, kaip sakant, pasipriešinimo sukimo momentų. Bet jos yra, nežinau, procentaliai, sakykime, 50% tikrai mažiau efektyvesnės negu daromas tokios, kaip mes darom iš statorių. Čia yra išbandyta, kaip sakant, ne vien mūsų, kaip žinom, tie patys ukrainiečiai, Valerijus, dar ten kiti yra pridarę jų ne vieną 10 ir visi vis tiek daro su geležim, su statorium normalias vėjo jėgainės. Tai žodžiu, esmė tokia, kad žmogus paskambino. Oi, čia geros, čia galima 3 į krūvą, ten vieną šalia, ten Lenkijoje ant gamyklų stato, mokyklų pradėjo statyti, ten perka ir panašiai. Žodžiu, paskambino į tą Lenkiją, atsiliepė lietuvis. Dar žmogus sakė, nustebo, sako, lietuviškai kalba, tai tipo, tas žmogus susikraustęs iš Lietuvos gyventi Lenkiją ir dirba ten tam fabrike, daro tas jėgainės. Tai paklausė, ar įmanoma būtų gyvai pamatyti kažkur Lietuvoj tas jėgainės, kaip jos dirba, kaip jos sukasi ir panašiai. Tai pasakė, Lietuvoj dar nėra nei viena nupirkta į Lietuvą. Bet Lenkijai tipo jos visur yra dedamos. Tai aš paskui pasižiūrėjau YouTube'ai, susiradęs tas jėgainės. Na tai kaip sakiau, stovi tie, kaip čia pasakyti, generatoriai
dviejais aukštais. Vienas generatorius, tarpelis ir kitas generatorius. Žodžiu, 2 krūvoj po 1,5 kW. Žodžiu, 3 kW generatorius. Ten jį demonstruoja, aišku, gamykloj. Pajungia lemputė 220 voltų ir suka didžiulis elektros variklis. Na ir ten, aišku, pasakoja, kad ten prie tiek sūkių tiek, prie tiek ten tiek ir vienu žodžiu. Na, gamykla, čia nieko nepadarysi, čia visą laiką tai bus, kaip sakant, jie daro urmu ir niekam ten neįdomu, ten ar jinai išduos tiek ar tiek. Nu, kaip kinietiškos, taip ir čia. Aišku, gal ir jos geresnės negu kinietiškos, nes kinietiškos ten iš vis yra žaislai ir kiemo puošmenus, kaip aš sakau. Bet esmė ta, na, kaip sakiau, jos yra akselinės, plius yra vertikalios. Ir, žodžiu, jos kaina 3 kW vienos jėgainės su kažkokiu tai kontroleriu. Aišku, ten tas kontroleris irgi mūsų Lenkų gamybos. 4300 eurų. Tai įsivaizduokit, 4300 eurų už vertikalę akselinę vėjo jėgainę. Dar matosi video, ten ją suka. Aišku, per diržą elektros variklis, tai net va toks švinkavimas ten viduj. Nu, nežinau, kaip gamykloj, esu aš kaip padaręs, tai ten mano švinkavimas gal buvo milimetrą, tik tais tas rotorius sukdamasis, sakant, biškį švinkuodavo, dėl to, kad vis tiek blynai buvo virinami prie tam tikrų įvorių, kur movėsi ant guolio, ant ašies, tai gal biškį patraukė. Na, bet ten gamykla. Tai va, žodžiu, kaina kosminė. Kas ieško jėgainės, tai sakau, yra ir zonkšenai, nežinau, ten jie ar gal ne kiniečių, gal taivaniečių skaitos, ar korėjiečių. Tai irgi ten 2 kW beveik 4000 eurų. Žodžiu, dėl to žmogus man paskambina vėl, paklausė už kiek aš padaryčiau. Na, aš jam pasakiau, kad pas mane 3 kW jau yra, generatorių aš galiu padaryti nors ir 10 kW. Bet problema yra su sparnais, reikia turėti formas, nes jau 3 kW jėgainiai reikia mažiausiai 4 metrų sparnuotės diametro. Žodžiu, aš tokių neturiu. Iš metalinių tokio diametro yra sunku padaryti, išauga, žodžiu, kaštai ir visa gaminimo sistema. Žodžiu, žmogui pasakiau, su kontroleriu, 2 kW jėgainė pas mane būtų kažkur, na, grubiai apie 2,8. O ten Lenkijoje iki 3 kW su kontroleriu 4300. Skirtumas, manau, yra tikrai didžiulis ant tiek pinigų ir jos yra akselinės ir vertikalios. Tai nežinau, ten kokio vėjo jom reikia, kad vertikaliai išsisuktų ir duotų su akseliniu generatoriu 3 kW. Nežinau, dar nesu matęs tokio. Kiek ukrainiečiai gamino, ten Valerijus, tai didžiausia, kokis ten yra padaręs, parodęs, tai man atrodo iki 2 kW, bet ten magnetai buvo galadės 60 ant 40 ir 15 cm storio, ta 15 mm storio, žodžiu, ir kaina didžiulė ir kas iš to, vis tiek nepasiteisino, nes, nu, paprasčiausiai vertikalios neįsuka vėjas, nes tos sparnuotės viena kitai stabdo, kai sukasi. Jeigu jėgainė daryti tik tais horizontaliai.
Tai va čia ir buvau kažkada sulaukęs komentaro, kai rodžiau apie savo jėgainės generatoriaus gamybos savikainą ir ten papasakau apie tas vertikales, tai sulaukiu kokių komentarų, ten vojezus. Čia iš kur ištraukiai, čia pačios geriausios vertikalės ir panašiai, kad europiečiai pradėjo gaminti, tai va turbūt ir turėjo omeny apie šitą Lenkų gamybos vertikalės jėgainės. Tai va labai būtų įdomu pamatyti gyvai, pačiupinėti ir pasižiūrėti, ar jinai 3 kW jėgainė, sakykime, kaip visos skaičiuojamas jėgainės išduotų tą savo galę, nominalą 3 kW prie 10 metrų vėjo sekundės. Netikiu, nei per kur. Gal prie 30 metrų vėjo gali ir išduoti, bet tikrai ne prie 10 metrų vėjo ar 12 ten 3 kW vertikali jėgainė. Ir sparnai, kaip sakant, jie stačiai stovi, ten sakė 1,5 metro tos lopečikės, tai kainai ten gali pasukti. Ten tas pats skersmuo metras berot sakė, ten gal jų kokios 8 sudėtos ir į viršų metras 50, tokia tūta sukasi. Na, nežinau. Tikrai netikiu, kad gali 3 kW suduoti. Žodžiu, toks papasakojimas, pastebėjimas, kaip sakant, ką žmonės nusiperka, taip pat ir kinietiškas jėgainės iš AliExpress'ų, ten 2 kW, 4 kW, sumoka, aišku, ten nedaug, 1000 eurų, sakykime, bet po to skambina ir klausia, kodėl man ten prie 15 metrų aš tik matau 400-500 W iš 2 kW jėgainės. Dėl to, kad ten yra kiniška jėgainė. Jau čia 100 kartų kalbėtų. Ir klausia, gal įmanoma kažką perdaryti. Ten nieko neperdarysi, nes ten nėra ką perdaryti. Statorius vaikiškas, vėlos ten nieko nepakeisi, nieko neįviniuosi, magnetai mažiukai, rotoriai juokingi. Na, žodžiu, ten perdaryti nieko nėra, sakau. Su kiniškom jėgainėm tai yra tik tais puošmena. Aš jau nežinau, per tiek metų jau sulaukęs kokį 10-20 skambučių, kurie klausia, ką galima padaryti su kinietiška jėgainė. Nieko nepadarysi. Pinigai išmesti į balą. Tai va, turbūt baigiam apie šitą temą. Liko man kažkas apie 60 km iki vietos, o ir saulutė lenda. Šiauliuose rūkas didžiausias buvo, čia jau saulutė rodos. Pas mūsų lijo Raseiniuose, na, Lietuva pasidalinusi į kelias dalis oro sąlygom. Žodžiu, važiuojam pas Sierą. Pasižiūrėsim, ką jis ten gamina, ką prigaminės. Pasižiūrėsim, kaip sakant, jo elektrinę visą, nes mačiau paskutinį kartą jo elektrinę, kai buvo tik tais berot vienas inverteris 48 voltų sistemos. Ir dar akumuliatoriai, man atrodo, buvo fūriniai, švininiai. Tai buvo paskutinis kartas pas jį apsilankytas. Pasižiūrėsim, ką gero žmogus daro, kokių planų turi. Gal paimsim interviu, padarysim video. Gal kažką padarė su akumuliatoriais naują. Na, žodžiu, judam pirmin. Ir jeigu sutiks, pafilmuosim, pašnekėsim ir parodysim. Kągi, jum kelios sekundės, man dar ilgas kelias važiuoti. Kągi, draugai, kita diena, kitas rytas. Žodžiu, grįžom iš Siero. Interviu taip ir užmiršom ir nebuvo kada paimti, nes
pradirbom su kompiuteriu, su kitais darbo reikalais. Na, bet parsivežėm. Čia kelios nučiuožė. Žodžiu, parsivežėm akumuliatorius. Parsinešim į garažą, tada padarysim toliau video normalesnį. Na štai, parsinešim akumus į mašiną. Žodžiu, suskaičiavom. Yra, vėl užmiršau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, kem 1, kem 2, kem 3, kem 4, kem 5, kem 6, kem 7, 48 celės iš viso. Žodžiu, viena celė turi 8,2 volto, pratikrinau kiekvieną celę, visos identiškai absoliučiai. Štai, viena celė 8,2 volto. Žodžiu, visas pratikrinau, visos absoliučiai identiškai vienodos. Tai dabar 48 voltų sistemai mums reikia sujungti 7 celės ir mes gaunam 56 voltus. Mūsų inverteriai kaip tik palaiko iki 60 berods 5 voltų netgi. Tai 7 celės, tai va susirašiau, vienetukus susidėjau. 7 celės, vienas blokas 48 voltai, antras blokas, trečią numerį, žodžiu, trečias blokas. Gaunasi 6 blokai po 48 voltus ir trūksta vienos celės. Nu, tai tą vieną celę dar tikėkime gausim. Tai bus 7 blokai po 48 voltus, kurie paskui jau susijungs vienas su kitu. Ir bus vienas didelis talpus akumuliatorius. Žodžiu, pagal viską. Aišku, čia daug kas gal ir žino, aš tik tais pasakoju tiem, kurie gal pirmą kartą ir norės, kaip sakant, darytis saulės elektriniai akumuliatorius. Čia yra iš Nissan Leaf, tokia pat mašina, kur aš turiu, elektromobilį. Čia yra visas 24 kW akumuliatorius. Tai vat galėčiau drąsiai dėti savo mašiną. Netgi, sakyčiau, Sohas likutis biški geresnis negu pas mane mašina. Pas mane berods yra apie 60 kažkur tai procentų. Čia yra 65, bet žmogus sakė, kai kurios celės yra, žodžiu, dar daugiau, tai realiai paimkim visą akumuliatorių plius minus apie 20 kWh čia mes turėsim. Tokį akumuliatorių 48 voltų sistemą. Nes viena celė yra 500 W, tai va padauginus iš viso akumuliatoriaus skaičiaus gaunasi 24 kW akumuliatorius, bet atimkim likutį procentų, kiek likė talpos, tai sakau, gaunasi 16, bet sakė, gali būti ir daug daugiau, nes vienos celės mažiau, kaip sakant, 65 procentai, kitos gali net ir 70 virš, tai vat, apvalinkim plius minus 20 kWh akumuliatorius čia gaunasi. Tai va dabar jungsim visus į krūvą. Čia, kas žinot, stovi va 4 tokios bankės viduj tos celės. Čia, žodžiu, matuojant gaunasi 8,2, čia gaunasi po 4,1. Ir šitą pamatavus. Na, čia tokia sistema. Čia jungsi, žodžiu, pliusą su minusu, apkeisim čia, aišku, kad nereiktų įstrižai, to jungsis laiptukais, o prie šito jungsis kažkelintą celę jungsis BMS. Tai kągi, mes turėsim namuose jau grubiai, turiu 16 ir dabar čia, na tai apie, sakykime, 35
kWh akumuliatorius. Na, visai neblogai. Jeigu aš vasarą su savo išgyvenu drąsiai, absoliučiai per parą, net neišnaudoju niekaip. Na, žinom, vasarą anksti švinta, vėlai temsta. Na, dabar, kai dasidės dar tiek akumuliatorių, tai iš vis bus super. Žodžiu, rinksim į krūvą. Čia turi kiekvienas akumuliatorius tiek viršui, tiek apačioj, žodžiu, 4 kampuose kiaurai, kaip matot. Ertmės dėsim, žodžiu, kiekvienam, sakykime, 7 celės. Tai dabar ir prakišęs esu vieną bendrą. Dėsim ilgasregius. Jos turi būti susispaudusios, suspausim. Surinksim tokius 7 atskirus blokus po 56 voltus. Ir po to juos jau sujungsim, kaip aš visą laiką maišau, ar nuosekliai, ar lygiai grečiai. Visą laiką šitą maišau, užmirštų. Na, bet supratot, mintį. Žodžiu, bus bendras akumuliatorius, 48 voltų sistemai, 56 voltų ir, žodžiu, padidės talpa visa. Nesakykime, tas vienas va būtų dabar, jeigu 3,5 kW. Nes jeigu 500 W, 7 celės, 3,5 kW, na, iki 4 ten, kaip sako, jeigu daugiau užkrausi voltažą, leisi krauti. Tai va, susisumuos viskas ir bus bendras didžiulis akumuliatorius. Tai mes jau surinksim taip, va, kaip ir yra. Ir padarysim tokią didžiulę dėžę. Ir viskas bus sudėta dėžiai ant ratukų. Ant ratukų reikės, aišku, BMS nupirkti, pajungti. BMS jungsim kokį mažiausiai 150 amperų, gal netgi 200 amperų, kad būtų. Nors užtenka ir to 150 amperų dauginkite iš, sakykime, 56 voltų, tai čia gaunasi 8 kW išsiurbimas. Pas mane tokių apkrovų niekada nebūna, maksimum 5 kW vienu momentu. Nu, gal 6, jeigu elektromobilis kraunas, namuose skalbeškė ir dujinė, nu, tai sakykime 6 kW, bet šiaip tai praktiškai niekada tiek nebūna, maksimum 3-4 kW. Tai realiai net užteks 150 amperų BMS-o. Kaip kiti perka kiekvienam blokui atskirai BMS-o, čia yra nesąmonė, nereikia jų. Ant vieno pajungi ir paskui nuo to vieno papildomais laidukais eini prie kitų akumuliatorių ir viskas. Tikrai nereikia, nes pas mane yra tas pats va su golfiniais, ten kiek aukštų yra akumuliatorių. Vienas BMS stovi ir viskas čiki, piki, kaip sakant. Kągi, toks video trumpas, žodžiu, kaip sakiau, turėjom kitų reikalų pas Sierą, tai nebuvo laiko nei kažką, kaip sakant, filmuoti, daryti, apžiūrėjom darbus, jėgainė 12 voltų sistemai praktiškai padaryta, liko tik ant stulpo iškelt. Tai apžiūrėjom, pašnekėjom, žodžiu, biškį padirbėjom prie kitų darbų ir taip ir gavos, kad nebeliko laiko jokių filmavimų, jokių interviu, kaip sakant. Na, jisai pats įkels vis tiek video apie jėgainės, tai manau bus gerai. Kągi, visiems iki ir naujas video bus, kai pradėsim surinkinėti akumuliatorius. Beje, kas norit, kreipkitės pas Sierą. Turi dar tikrai nemažai šitų akumuliatorių. Kiek žinau, dar nepardavęs, besidominčių sakė, yra jau. Tai vat aš pirmesnis čia, kaip sakant, nugrėbiau. Nesvarbu čia, kaip sakant, nei kaina, nei ką. Čia mes asmeniškai susitarėm kaip kas. Tai čia nepasakosiu, o jūs galit kreiptis, jisai gali pagaminti, surinkti, padaryti, su dėžėm, su visko irgi. Kągi, prenumeruokit kanalą mano, laikinkit,
palikit komentarus, dalinkite su draugais ir visiems iki greito.